Taip, šiandien yra pirmadienis ir daug kam yra žiauriai nesmagi diena, nes reikia eiti darbus, bet šiandien yra šokio diena, tai labai norim visus pradžiuginti, kad biški, suprastų žmonės, kad nebūna blogų pirmadienių, ne visada yra blogi. Ir mes čia su Aiste ir Ieva vienam ekipaže, o kitas ekipažas, tai parodysiu, važiuoja už mūsų. Kur tas ekipažas, Agnytė, taip, ten važiuoja Agnytė ir mūsų visa kita šaika atvažiuoja pas jų. Ir meldžiamės, kad Šarūnas nepadarytų avarijos. Mes esam spaudos rūmose pas Zip FM, su šokio diena sveikina. Neužilgo pradėsim šokio pamoką. Čia yra šokio diena ir mes sveikinam savo draugus ir kolegas. Ir sakom, kad pirmadienis galima šokti ir smagiai visą laiką. Nagi. Dar čia šitas brėtas. O, jėga. Vienas, du, trys, vienas, du, dvigubai greičiau. Bet ne per pusę taip gerai kaip aš. Nugalėjo Zip FM komanda Domano! Taip, mes ką tai pašokom Zip FM ir dabar važiuojame į UF Square saloną. Šokio diena su Showmakers Akademija tęsiasi. Mes tęsime savo šokio dieną ir esame UF Square salone. Showmakers Akademija, come in. Labas rytas, sveiki gyvi, kaip jūs gyvenat? Labą dieną, sveiki. Taip, mes esame Showmakers Akademija, esame UF Square ir kasgi stovi iš manęs, oh my god, tai yra Valerijus Gichevičius, tvarko čia puodelius ir... Taip pat pradėsim nuo neužilgo. Čia yra šokio stilius, kurį jūs pagal prizų įdėsite. Taip, palaukit biškį. Kviečiam visus į šokio aikštelę, visus. Nes šiandien šoka visi, ko jūs vardu labą dieną. Viktorija, labas. Sveiki, ateikite šį ratelį. Mes ką tik iš UF Square salono, kaip ten buvo, visai neblogai kažkaip, ne? Labai smagiai. Žiūrėk, iš pradžių kažkaip jie biškį bijojo, ne? Bijojau, kad įsidrausinau. Ir pada sunku. Nušlavėm. Tai mes važiavom Showmakers Akademiją į Omnitel saloną.
Kaip kitokie nedrąsus buvo, ne? Eik, tu drąsus, kokiam faini. Man jie prižadėjo, kad mes kartu aplankysim Veroną. Taip, Showmakers akademija šoko diena eina į pabaigą. Kaip jūs jaučiatės? Tai mums buvo labai smagu praleisti su jumis laiką. Ir šokit nesustokit, nes šokti galima ir pirmadieniais, ir šokis pataiso nuotaiką. Ir ką dar padaro šokis? Ir dar galima rasti fainų sakymų. Jo, mano kiniai. Taip, tai ačiū visiems ir gero pirmadienio.